Veidrodis yra įrankis ne tik grožiui pamatyti, bet ir grožiui kurti. Labai didelė dalis grožio yra vidinė šviesa. O vidinė šviesa yra tada, kada man yra gera nuotaika. Kada aš gerai jaučiuosi apie save. Kada viduj yra taika. Ir veidrodis yra tobulas įrankis kurti šitus dalykus. Veidrodis yra tobulas įrankis pagirti save, pasidžiaugti. Pasižiūrėti save su tokia meile ir tokiu dėkingumu, kaip dar nesi niekada į save žiūrėjus. Ir gali atrodyti, kad nelegalu. Negalima taip daryti. Nu kas į save žiūri ir dar giria? Negalima pasikėlus, arogantiška, egoistiška, kokius tik nori žodžius gali prigalvoti. Jie nėra tiesa. Kodėl? Šitas veidukas, šitas kūnelis yra dovana. Aš ją gavau iš savo tėvų ir iš savo visų protėvių. Taip, aš tą dovaną pasiėmiau ir pasidariau savo, pasidažiau, apsirengiau, pasportavau, bet čia ne apie tai. Čia yra apie tai, kad man yra padovanota. Padovanota atrodyti būtent taip, kaip aš dabar atrodau. Tau yra padovanota būtent atrodyti taip, kaip tu atrodai. Ir ta dovana yra iš tavo šeimos, iš tavo tėvų, iš tavo visų protėvių, kurie išgyveno tam, kad tu gimtum. O dovanom galima džiaugtis ir netgi reikia džiaugtis. Ir jeigu aš gavau šitą nosytę iš mamos, tai aš esu jai be galo dėkinga. Ačiū mamytė už tokią gražią nosytę. Ir tada kiekvienas padėkojimas, pasidžiaugimas savim yra reali fizinė praktika dėkingumo prieš tave buvusiems žmonėms. Ir tai yra taip gražu, tai yra tiek daug meilės tame. Ir tai yra labai legalu. Mylėkim vienas kitą. Ir save labai.